Esame begalinėse Kanados prerijose. Ūkiai čia didesni, keliai ilgesni ir tiesesni. Žvaigždynai skaistesni, saulėlydžiai ryškesni. Ir čia buvo įkurta daugybė tautinių miestų ir kaimų. Ar rasime čia gabalėlių Lietuvos? Ar rasime čia kaimų, miestelių, įkurtų lietuvių? Pasižiūrėkime šį gabalėlį Lietuvos video. Albertoje man neišdildomą įspūdį paliko važiavimas tobulai tiesiais prerijų keliais ir iškilusi kilometrinė kalnų siena. Kanados prerijų istorija yra unikali. Dar 19 amžiuje ten buvo praktiškai niekieno žemės. Indėnų gentys medžiodavo buivolus, kartais nuviliodamos juos nuo aukštų uolų ir taip iš karto sumedžiodamas visą buivolų gentį, bet ten nebuvo jokių miestų, miestelių, kaimų, praktiškai nieko. Todėl, kad jos buvo labai toli. Ką ten atrodo tiek daug derlingų žemė, bet kas iš to, jeigu išauginsi maistą ir net negalėsi niekam jo išvežti parduoti, nes jis suges. Ir viskas staiga pakeitė geležinkeliai. Kai išvagojo Kanados prerijas geležinkeliais, staiga jos tapo labai reikalingos ir naudingos ir Kanada bijojo, kad neatsiųstų ten Jungtinės valstijos savo kolonistų. Tai tada pradėjo visom įmanomom priemonėm skatinti žmonės ten imigruoti, žmonės, kurie imigruotų per Kanadą ir būtų lojalūs Kanados valdžiai. Jau visai nesvarbu, iš kur jie atvyksta. Tiesiog dalino nemokamai žemę. Buvo dvi idėjos, kaip tuos naujuosius kolonistus iš svetur apgyvendinti. Tai viena idėja buvo juos priverstinai apgyvendinti pramaišiui su tikrais kanadiečiais. Tačiau, ne visi galbūt norėjo gyventi šalia tų kitataučių kolonistų, tai buvo kontroversiška. Antra idėja buvo juos apgyvendinti kažkur vienoje didelėje teritorijoje, sakykime, bet tada irgi buvo kontroversiška, nes kalbėjo, kad, o kas bus, jeigu ta tokia didelė teritorija susivienys ir pradės siekti nepriklausomybės nuo Kanados. Tai buvo prieitas toks unikalus kompromisas, kuris iki šiol matosi visur važiuojant per Kanados prerijas. Tai yra kiekvienai tautybei leista įkurti savo miestelius, bet tie miesteliai nėra vienas šalia kito, tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, būtų vienas didelis ukrainiečių regionas ar vienas didelis lenkų regionas, bet, pavyzdžiui, ukrainiečių pradžioje, paskui lenkų, paskui gal vėl ukrainiečių, paskui, tarkim, islandų, paskui žydų ir taip toliau. Tokie miesteliai vadinami block settlements ir pasigilinus į šią istoriją giliau, man nuo pat pradžių buvo įdomu, tai negi savo tokio block settlement neturėjo lietuviai. Juk lietuviai masiškai emigravo jau tuo pačiu metu, 19 amžiaus pabaigoje. Lietuviai emigruodavo ir todėl, kad Lietuvoje nepaveldėdavo žemės, pavyzdžiui, o čia Kanada dalina žemės nemokamai. Kaip nesusižavėti tuo? Net islandai, kurių ir šiandien vos 300 000, 10 kart mažiau nei lietuvių, įkūrė ten Kanados prerijose net kelis savo tokius block settlements. Bet kiek ieškojau informacijos, tai neradau. Arčiausiai, ką pavyko rasti ir kur jau tikėjausi tikrai rastą lietuvišką block settlement, tai buvo toks Vilna miestelis. Tai netgi to Vilna miestelio savivaldybėje parašyta, kad jo pavadinimas yra Vilniaus garbei. Tai klausimas, kodėl Vilniaus garbei? Tokios informacijos niekur nepavyko rasti, tai kągi, iš Edmontono sėdom į automobilį, nuvažiavom tą Kanados prerijų mastais mažą, iš tikrųjų ten virš 100 km atstumą, atvažiavom į tą mažą Vilna miestelį. Miestelis neatrodė labai linksmai, jo viešbutis uždarytas, geležinkelis, kuris kažkada jį pagimdė, jau nurinktas, jo nebėra, o kuo miestelis didžiuojasi, tai didžiausi pasaulyje grybai. Tai tokia statula paties miestelio centre ir net ant miestelio įvažiavimo visur jį reklamuojame, o čia irgi tokia keista Kanados prerijų tradicija. Atrodo, kiekvienas save gerbintis miestelis ten turi didžiausią pasaulyje kažką. Tai matėme ir didžiausią pasaulyje dinozaurą, ir didžiausią pasaulyje briedį, ir daugybė visokių dalykų, kur yra tiesiog statula ir tikslas yra privilioti kažkokius turistus, kurie važiuoja ilgus 1000 kilometrų per Kanados prerijas, jiems jau gerokai nusibodę, tai bent jau, kad sustotų nusifotografuoti ir galbūt kažką dar išleistų tą miestelį. Na kągi, pradėjom belsti įvairias duris, suradom tokią antikvarinę parduotuvę ir ten radau knygą Vilna of Yesteryear, kurią jau seniai norėjau rasti, kadangi tai yra miestelio istorija. Paskaičiau apie giminės, kurios gyveno tą miestelį, kai jis buvo įkurtas dar 20 amžiaus pradžioje ir dėja ten visiškai nieko nebuvo iš Lietuvos. Galvoju, gal koks Lietuvos lenkas bus ar Lietuvos žydas, bet nieko ir dauguma ten buvo ukrainiečiai. Na ir aš supratau, kad greičiausiai miesto pavadinimo kilmė Vilniui priskiriama be reikalo ir iš tikrųjų tai yra
tiesiog ukrainietiškas žodis Vilna laisva. O ukrainietiškų miestelių labai daug ir tiesą pasakius, Kanados prerijose iki 10% gyventojų yra ukrainiečiai. Visgi Kanados prerijose lietuviai įsikūrė. Tik tai buvo gerokai vėliau, po Antrojo pasaulinio karo. Atvyko dipukai, pasitraukė nuo sovietų okupacijos Lietuvoje, o savotiška jų sostinė tapo Edmontono miestas, kur jau daugiau kaip pusę amžiaus veikia lietuvių namai. Susitikome su vietos lietuviais ir taip pat turėjome paskaitą apie projektą Gabalėlį Lietuvos. It was very interesting for me. I didn't know the project existed, of course, but and it's interesting to see how many communities in North America have Lithuanian background, or Lithuanian roots. I have relatives in Mississauga and Toronto and Calgary, so I've seen some of their facilities, but the rest of them I haven't, no. I always hear about the North American projects in Chicago and so on, but I haven't been to those. I would like to visit them. You know, I guess the question is, it's the same as most things. It's a matter of finding time to do it, and also it would be interesting to visit them with somebody who knows a bit about the background. Because if you just see a church and you don't know much about it, it's hard to connect with it. Namai pasirodė išties unikalūs. Jie geba labai greit transformuotis iš lietuvių namų į koplyčią. Kaip nuspręsta tuo metu pastatyti šituos lietuvių namus, taip toli nuo visų kitų lietuviškų vietų ir kaip pavyko, ar buvo sudėtinga? Visi, žinai, susitiko su lietuviais čia, naujų lietuvių, kur atvyko į Edmontoną po karo, ir tada irgi surado lietuvių, kur buvo pirmą ar senųjų kartų atvykę čia į Albertą. Tai jie namodavo salę šitam rajone ir susitiko su kitais lietuviais. Tai tuo metu kunigas Bronius Jurkšas buvo parapijos kunigas čia ir jisai su Kantautų šeima pradėjo keliauti per Albertą, ieškojo kitų lietuvių. Tai taip naujų kartų lietuviai ir senų kartų lietuviai susitiko ir nusprendė, kad lietuviai turėtų turėti vieną vietą, kur jie galėjo turėti savo kultūrinius namus. Po kiek metų surado žemę čia, kur mes dabar stovim, ir nupirko tą žemę, visi pridėjo, kiek lėšų jie galėjo, ir tada arba turėjo pirkti šerus namuose ir kainuodavo $100, ar turėjo dirbti, sakykime, 100 valandų pastatyti salę. Tai mano tėvas tuo metu statybų dirbo ir jis buvo prižiūrėjęs visą šitą construction. Viduj jūs pamatysit plakatą ir ten visi lietuviai, kur čia Albertoje dalyvavo arba statyti šitą salę, arba pridėjo pinigų, jų visi vardai ten prirašyti. Tai salė jie pabaigė statybą 1953 metais ir irgi jie turėjo nuspręsti, ar mes statysim salę ar statysim bažnyčią. Tai jie norėjo, kad nors kur turėtų tos abu naudos. Tai čia yra salė, kur visi gali susirinkti, bet irgi užpakalį salės irgi yra duris ant sienos, kur atsidaro ir ten koplyčia yra. Tai mes turėjom bažnyčią čia kiekvieną sekmadienį ir renginius dėl visų lietuviškų renginių. Iš pradžios čia visi buvo viens kitų šeima, nes niekas neturėjo giminių iš Lietuvos. Kiekvieną sekmadienį buvo bažnyčia ir po bažnyčios visi važiuodavo į kokį ežerą ir laiko kartu praleido. Veiklas irgi labai įdomi buvo, nes kas metais jie rinko pinigus, lėšas, jeigu Lietuva vėl gautų savo nepriklausomybę, kad lėšų būtų, kad galėtų Lietuva atnaujinti save. Tai turėjom visą laiką vasaro 16, motinos dieną. Beveik, jeigu galėjo būti proga lietuviams susitikti ir susirinkti, jie čia visą laiką darė. Mes visi, kur buvom vaikai tuo metu, tikrai mes gyvenom čia. Tai mes sakėm, kad čia tikrai mūsų namai buvo. Edmontonas ganėtinai paprastas miestas, išaugęs sulig naftos bumu.
Įdomu tai, kad Albertos provincija naftos turi daugiau negu visa Rusija. Tačiau Edmontonas aplankomas turistų, nes yra netoli Banffo nacionalinio parko. Banffo nacionalinis parkas man apskritai viena pačių gražiausių Kanados gamtinių vietų. Kaip Jungtinės Amerikos valstijos turi, tarkime, Yellowstone'ą, taip Kanada turi Banffą. Ir nors ten netrykšta geizeriai, tačiau įspūdingo žydrumo ežerai, nuostabus kalnai ir vaiskūs dangus vasarą tiesiog neleidžia atitraukti akių. Kai važiavome pro didžiausią Albertos miestą Calgary, kaip tik vyko viena didžiausių lauko švenčių pasaulyje Calgary Stampede. Joje jūra kaubojais persirengusių žmonių, rodeo ir kitos linksmybės ant jaučio ar kito gyvulio nugarų. Nuo Calgario iki kitos lietuviškos stotelės, tai yra Winnipego miesto Manitoboje, Kanadoje, buvo 1350 km. Juos turėjome įveikti važiuodami per dinozaurų ištirptą žemę. Tai yra vietovės, kur būta dinozaurų ir kur iškastas netgi pats didžiausias tiranozauras pasaulyje. Atvykę į Winnipegą aplankėme lietuvių rajoną. Winnipegas vienas atokiausių Kanados miestų, kur kūrėsi lietuviai. Čia būta ir lietuvių bažnyčios, pastatytos, suprojektuotos žinomiausio Kanados lietuvių architekto Kulpos Kulpavičiaus, būta ir lietuvių klubo ir daugiau lietuviškų vietų. Deja, šiuo metu rajonas, kur kadaise lietuvių gyventa, net statistiškai laikomas pačiu nesaugiausiu rajonu visoje Kanadoje. Sužinoję tokį faktą, pamatę, kas ten vyksta, kiek narkomanų gatvėse ir panašiai, patys jautėmės nelabai saugiai. Išties, Winnipege ieškojome lietuvių, su kuo galėtume pasibendrauti, ir buvo labai smagu susipažinti su Egidijumi Bugailiškiu, kuris visą gyvenimą skyręs paveldosaugai, besirūpinęs Winnipego namais ir pastatais, labai daug žinojo apie lietuviškų pastatų architektūrą, parodė savo kolekcijas ištisas surinktų lietuviškų dalykėlių, straipsnių apie lietuvius įvairiausiose spaudos puslapiuose ir mums papasakojo apie lietuvius Manitoboje bei pačiame Winnipege išskirtinai plačiai. Kaip apskritai sutarė pirmoji banga lietuvių atvykusių dar prieš Antrąjį pasaulinį karą su tais lietuviais, kurie atvyko po Antrojo pasaulinio karo? Buvo kautynės. Labai buvo sunku dipukam suprast, kaip čia gali būti Winnipege emigrantai, kur atvažiavo iš Lietuvos apie 27 metais ir priklausė prie komunistų partijos arba buvo socialistai. Priėmė visus lietuvius, bet tie, kur čia buvo pirmatiniai, norėjo, kad jų klubas būtų centras lietuvių kultūros. Jaunimas, kur čia atvažiavo tais laikais 50 metais, nenorėjo prieiti prie klubo. Su laiku, kai pradėjo bažnyčią statyti, klubo nariai vieni komunistinių pažiūrų norėjo ką daryti, kad bažnyčia nebūtų pastatyta. Ir jie dirbo behind the scenes, kad ką klebonas ir jo bažnyčios komitetas daro, kad ta bažnyčia neatsitiktų. Nesvarbu, su laiku bažnyčia buvo pastatyta 53 metais ir su laiku daugiausia tų komunistų buvo iššarvuoti klebono. Ne gal tikėjo Marksisto Lenino mintį, bet vis tiek su laiku daugiausia jų priklausė prie bažnyčios ar norėjo, kad kunigas juos įsiųstų į paskutinę kelionę. Taip. Kunigas Justinas Bertašius buvo labai švelnus ir daug dirbo su lietuvių kolonija, bet ir priklausė Filipinų žmonių, kur priėjo į lietuvių bažnyčią su laiku, kai lietuviai pradėjo sensti ir išmirti. Daugiau buvo mišios lietuviškai ir angliškai, jisai laikė. Kai kunigas Bertašius mirė, vyskupija uždarė bažnyčią, sakė lietuvim sveiks, bet nieko jums suraskite, kur jūs norite eiti. Paskui buvo vienas Lenkas kunigas, kur iš Suvalkijos, iš Lenkijos pusės atvažiavo laikyti mišias Lenkam,
bet jisai žinojo lietuviškai, tai jisai vienas iki į mėnesį mišias sakydavo lietuviams koplytėlėje Lenkų bažnyčioje. Ir paskui buvo įsiustas į Saskatchewan ir tada užsidarė mišios lietuviškai ir pradėjo koloniją įsibirst. Ir pasimažinti dabar čia gal yra 15-20 žmonių iš lietuvių tokių šaknių. Iš Winnipego laukia daugiau nei 700 km kelias į Thunder Bay. Ten turėjom susitikimą 2 valandą dienos. Tiek pravažiavę per Kanados tolius, supratom, kad geriau užtikrintai pernakvot Winnipege. Anksti atsikėlėm, leidomės į kelią. Kanados prerijos ties ten maždaug jau pasibaigė ir pereina į tokius miškus. Galiausiai kelias atsiremia į aukštutinį ežerą, tai yra vienas didžiausių pasaulio ežerų, jis atrodo kaip jūra ir būtent prie to aukštutinio ežero stovi Thunder Bay miestas. Visiškai netikėta, tokioje kokybėje vienam šalčiausių Kanados miestų buvo rasti lietuvišką paminklą. Tas paminklas stovi Tarptautiniam draugystės sode, ten yra paminklų įvairioms tautoms, bet lietuvių paminklas ten yra vienas įspūdingiausių. Ir mėginau ieškoti lietuvių Thunder Bay tiek per savo kontaktus su Kanados lietuviais, tiek per internetą, bet jokios lietuvių bendruomenės ten nėra. Tačiau pavyko surasti Matą Senkų, kuris persikėlė gyventi į Thunder Bay iš Toronto. Jis nėra palikuonis, nei kažkaip susijęs su tais, kas statė tą paminklą, bet jam be abejo taip pat buvo labai įdomu pamatyti lietuvišką paminklą tokioj tolybėj. Na, o panašu, kad Thunder Bay lietuvių niekada nebuvo daug, bet kartais kokybė ne ką mažiau svarbi nei kiekybė ir taip atsitiko, kad net ir tas nedidelis kiekis lietuvių štai sugebėjo pasamdyti garsiausią Kanados lietuvių architektą Kulpą Kulpavičių, kuris pastatė ištisą tą paminklinę kompoziciją su tokiu stulpu, su rūpintojėliu, su lietuviškais, angliškais užrašais, su Gedimino pilies atvaizdu, su Kauno Laisvės statulos atvaizdu ir taip toliau. Tai pamatyti tokį objektą, pravažiavo 700 km ir kai laukia dar 1000 km maršrutas tolyn, buvo tikrai įdomu. Thunder Bay yra miestas vidury niekur, todėl įspūdingiausioje vietą pamato gana mažai žmonių, bet ją pamatyti tikrai verta, tai yra Fort William, Viljamo fortas. Anksčiau ir visas miestas, kai lietuviai pradėjo kurtis, dažnai buvo vadinamas Fort William. Tai tas fortas yra paverstas gyvuoju muziejum, kas Kanadoje labai populiaru. Tai tas gyvasis muziejus atkuria laikotarpį, kai čia buvo toks prekybos punktas, kai nebuvo jokių kelių ir tik tai laivais per visus didžiuosius ežerus vieną paskui kitą ir galiausiai per aukštutinį ežerą buvo galima čia atplaukti iš Monrealio ir tada persėsti mažesnės valtis, plaukt daugybę upių gilyn į tuos Kanados tolius. Ten, kur upė neįmanoma nuplaukt, tai tada pervilkt upę per vadinamą portažą į kitą upę. Ir tokiu būdu vyko prekyba su indėnais. Indėnai gyveno tenai tolybėse, jie gaudydavo žvėris, juos pardavinėdavo europiečiams, na, europiečiai taip sunkiai nusigabenę juos, dažniausiai tai būdavo, tiesą pasakius, maišyti europiečiai su indėnais, kurie gabendavo į Fort William, na ir čia buvo toksai perskirstymo punktas. Tai dar buvo laikai, dar tuo metu čia lietuviai negyveno. Kai lietuviai atvyko į Fort William, tai buvo daugiausiai po Antro pasaulinio karo, na tai tuo metu jau tai nebuvo tokia vieta, jau buvo ir kelias, ir geležinkelis, bet kita vertus ir dabar Thunder Bay dar yra tokia vieta, kur netgi kalbinti Winnipego lietuviai sakė, na mes niekada ten nebuvom, nors tai yra artimiausias jiems didesnis miestas į rytinę pusę. Taigi šiemet Kanados prerijom pervažiavom kelis tūkstančius kilometrų. Vakarų Kanadoje be prerijų yra dar viena didesnė bendruomenė, ją aplankėm pernai, tai Vancouveris. Tiesa, Vancouverį nors lietuvių nemažai, bet ten lietuvių joks paminklas, bažnyčia, klubas nepastatytas, lietuviai švenčia savo šventes pas estus. Tačiau įdomu buvo sužinoti, kad štai viena lietuviška pavardė pasirodo atsidūrė Britų Kolumbijos provincijos, kuriai priklauso ir Vancouveris, sporto šlovės galerijoje. Lithuanians are athletes. I mean, we're worldwide known for, our prowess in basketball and rowing too. So my connection with that is that my sister
went to the 1964 Olympics and the 1968 Olympics, and she had all the Canadian sprint records for 10 years. And she was inducted to the Sports Hall of Fame in 1994. Her name was Irene Piotrowski. In the obituary in the Globe and Mail and the Toronto newspaper, she is Irene Macijauskas Piotrowski. Vankuveris vienas garsiausių Kanados miestų, tačiau labiausiai jis garsėja ne tiek savo architektūra, kiek nuostabia aplinka. Tai stovi štai miesto centre, apsidairai ir vandenys, vandens telkiniai, tolumoje aukšti kalnai, netgi kalnai, kurie yra Jungtinėse Amerikos valstijose, matosi iš Vankuverio, kyla ir leidžiasi hidroplanai, nuolat skraidinantys į salą, kitapus Sąsiaurio, Viktorijos miestą. Ir kaip mums pasakojo vietos lietuviai, priešingai daugelį Šiaurės Amerikos vietų į Vankuverį visai populiaru imigruoti ir iki šiol. Tiesa, daugelis iš tų, kur sutikom, nebūtinai sieja savo ateitį su Kanada, bet atvažiuoja keliems metams, pagyvena ir tuo pačiu, jeigu mėgsta kelionės po gamtą, tai yra labai puikia vieta bazuotis ir yra netgi ištisas lietuvių žygėjų klubas tenai Vankuverį, kurie visai juda po tą nuostabią Britų Kolumbijos gamtą. Nuo Thunder Bay iki Toronto, kuriame be abejo daugiausia lietuviškų vietų visoje Kanadoje buvo 15 valandų, tačiau kadangi Toronto lietuviškas vietas išsamei išnagrinėjome dar Tikslas Amerika 2019 ekspedicijos metu ir apie tai sukūrėme atskirus video, kuriuos publikuojame šiame kanale Gabalėliai Lietuvos ir be abejo kviečiame jūs pasižiūrėti, šįsyk Toronto nelankėme ir iš tų 15 valandų važiavome tik 8 iki Sault Ste. Marie, kur vėl pasukome į Jungtines Amerikos valstijas, lankyti Mičigano, lankyti vienos didžiausių lietuvių stovyklų Amerikoje ir apie tai papasakosime jau kitame video.